Sveikas, kaip nekeista, tu dar gyvas. Sveiki, gerbimieji. 2025 metų savaitė ir 31 mūsų susitikimas. Šiandien norėčiau pakalbėti apie Doolittle. Pulkininką leitenantą Doolittle. Pulkininką leitenantą Jimmy Doolittle. Tokia Doolittle daryti mažai. Ne, vaikinas padarė daug. Bet pradėkime iš toliau. Įvyko Perl Harboras. Smūgis buvo netikėtas, smūgis buvo skausmingas. Apie tai kalbėjo mūsų 30 susitikimo metu, taip paviršutiniškai, kur susimovė Japonų žvalgyba. 3 lėktuvnešiai USS Enterprise, USS Lexington ir USS Saragota nebuvo Perl Harbore. Tai yra, laivyno karyba jau pasikeitė. Jie jau skraidė lėktuvais, nebe patrankomis viens į kitą. Ir lėktuvnešiai ne Perl Harbore. Taigi esminė Jungtinių valstijų galia nebuvo sunaikinta. Bet smūgis per moralę Jungtinių valstijų buvo žiauriai stiprus. Aišku, sekančią dieną po Perl Harboro buvo paskelbtas karas, paskui kiti vėl paskelbė karą. Ilga istorija, bet kilo idėja, planas, kerštas. Aišku, ten paskandino vieną prekybinį laivą, ten paskambino vieną karinį laivą, bet čia Jungtinių valstijų pagrindinės valtys, bet norėjosi tokio smūgio per moralę. Ir tada kapitonui, Navy Captain, Francis Stuart Frog Low, Frog yra pravardė, kilo mintis. Šiaip labai įdomu, nes tas karininkas daugiau tarnavo kaip povandenininkas. Ir kaip ant vandens ir aviacijos kaip ir neturėjo patirties, bet jam kilo mintis netikėtai panaudoti sausumos pajėgų aviaciją, Army Aviation, nes Jungtinės valstijos atskiras karinės oro pajėgas įkūrė tik tai 1947 metais rugsėjo 18 dieną. Tai yra, visa aviacija buvo arba laivyno, arba sausumų. Taigi atskiro ginklo jie neturėjo. Atskiros ginklų rūšies neturėjo. Ir Norfolke, kuri dabar yra labai rimta bazė Jungtinėse valstijose, jis tai pamatė, kaip ant pakilimo tako, kadangi Norfolkas sausuma, leidžiasi ir laivyno aviacija, ir sausumos aviacija. Bet Norfolke tuo metu, 41, ant pakilimo tako buvo nupieštas lėktuvnešio denis. Ir jis tiesiog pamatė, kaip sausumos pajėgų lėktuvas leidžiasi ant nupiešto lėktuvnešio denio. Ir jam kilo mintis. Juk mes galime pakrauti į lėktuvnešį sausumos aviaciją. Sausumos aviacija skrenda toliau, neša daugiau ir įmanoma atlikti smūgį į Japonijos teritoriją. Tada jisai nuėjo pas Ernestą Kingą, admirolą. Ernestas Kingas irgi labai įdomi asmenybė, žinomas kaip mergišius ir pijokas, bet ne kvailys. Ir Kingas išklausė pasiūlymą ir sako, gerai. Ir jisai pasikalbėjo su sausumos pajėgų aviacijos vadu ir sako, kaip jums šita idėja? Idėja patiko ir tada USS Hornet buvo pakankamai naujas laivas. Buvo perkeltas iš Atlanto vandenyno į Ramųjį vandenyną. Į jį buvo pakrauta 16 B-25 Mitchell. Vadovauti operacijai buvo parinktas tas Jimmy Doolittle. Jisai pasižymėjo tom, kad dar būdamas jaunas, jisai pasiekė greičio rekordą. Jisai perskrido per visas Jungtinės valstijas ir jisai pirmas atliko skrydį pagal prietaisus riboto matomumo metu, kas paskui tapo praktika, tai tapo įmanoma.
Šiaip tai jis buvo išėjęs iš kariuomenės, kūrė didesnio oktaninio skaičiaus kūrą, bet 40-ais jisai grįžo į kariuomenę. Ir jisai buvo pirmasis tam USS Hornet, kuris išskrido. Tiesą sakant, jam visai prastai sekėsi. Jisai kai išskrido, tai beveik paniro, bet spėjo iškilti. Bet jiegi treniravosi, tik tai ne ant lėktuvnešio denio, jie treniravosi Norfolke ant pakilimo tako. Bet čia kalba ne apie tai. B-25 dviejų variklių gali nešti daugiau, skristi toliau. Taigi, turim lėktuvnešį, turim 16 lėktuvų, turime užduotį. Užduočiai buvo numatyta, kad reikės išskristi maždaug 400 jūrmylių iki Japonijos. Japonai kaip ir jautėsi saugus, bet jie rekvizavo visą krūvą žvejybinių laivų ir išmetė juos maždaug tarp 600-700 jūrmylių nuo Japonijos. Ir tie laivai buvo tokie ne visai kariniai, bet kadangi stiebai aukšti, galima aukštai kabinti antenas. Ir ant pirmo tokio ant pirmo tokio žvejybinio laivo USS Hornet užsirovė maždaug 650 jūrmylių nuo Japonijos. Žinodami, kad jie vis tiek pranešinės, jie suprato, kad reikia sunaikinti tą laivą. Buvo pasiųstas kreiseris ir jisai šaudė tą japonų laivą 29 minutės. Nes atstumas buvo didelis, laivas mažas, bangos pakyla, laivas matosi, bangos nusileidžia, laivas nesimato. Ir paskui, kai jau galų gale pataikė, tai žvejybinio laivo kapitonas nusižudė, bet 5 iš 11 įgulos narių visgi pavyko išgelbėti. Nežinau, jie džiaugiasi ar ne. Tai ir kitko, per Harborą japonai prarado vieną savo karį kaip karo belaisvį, nes mažutė pavadinė valtis užplaukė ant seklumos. Čia kita istorija. Grįžtant prie lėktuvų ir įgulų. Standartinis B-52 Mitchell, 2 variklių, standartinė įgula 6. Tai yra lėktuvas, tai yra lakūnas, antras lakūnas, navigatorius bomberis, ryšininkas navigatorius padėjėjas, 2 šauliai. Bet reikėjo vietos bomboms ir kūrui. Kūras buvo, ko gero pirmą kartą istorijoje, papildomas kūras, sukrautas guminiais rezervuarais. Tam, kad sumažinti svorį, buvo atsisakyta galinio šaulio ir galinio kulkosvaidžio su visų koviniu komplektu. Vietoj to į galą buvo įstatytas šluotkotis, kad japonai galvotų, kad visgi galinis kulkosvaidis yra. Taip kitko, japonai tikrai galvojo, kad galinis kulkosvaidis yra, o jisai yra tikrai efektyvus, nes taikinys ateina tiesiai ir juos iš nugaros niekas kaip ir nepuolė. Labai taip įdomiai. Visai pavyko. Šiaip netgi galvočiau, gal jie turėjo skraidančias šluotas. Juokauju. Taigi, taikiniai. Kariniai ir pramoniniai. Miestai. Tokijo, Yokohama, Yokosuka, Nagoja, Kobe ir Osaka. Atrinkta 80 žmonių, 16 lėktuvų, įgulos po 5. Ir kai ant lėktuvnešio USS Hornet atsirado sausumos pajėgų lėktuvai, tai laivyno aviacijos lėktuvus turėjo sukišti į korpusą, nes bombonešiai didesni ir jie tiesiog netilpo. Ir laivyno aviacijos lakūnai ir aptarnaujantis Pisavanas sako, ką čia daro šitie sausumos pajėgų, nes kitos spalvos. Bet jie nežinojo, apie ką yra kalba ir jiems nebuvo pasakyta. Taigi, artėjant laikui, po to, kai buvo paskandintas tas stebėtojų laivas, iškilo klausimas, ar mes nutraukiam operaciją, ar tęsiam. Tai Jimmy's Doolittle ir laivo kapitonas sako, arba dabar, arba niekada. Taigi, juos išleido ne už 400 mylių, o už 650 mylių. Tai iš esmės reiškia, kad bilietas į vieną pusę. Tiesą sakant, ir tai buvo suplanuota, kad bilietas bus į vieną pusę, nes grįžti ir nusileisti ant savo lėktuvnešių, jie tiesiog nesimokė, jie mokėsi tik tai pakilti,
O nusileisti nesimokė čia, kaip sakant, lakūnai savižudžiai, kam jiems mokinti nusileisti. Žinai, nu, kam? Nu, nėra reikalo. Tęsiant toliau mes matome, kad, kaip sakant, jie pasirinko taikinius, bombas numetė ir iš 16 lėktuvų tik tai vienas nesudužo. Kas buvo gerai? Jiems į nugarą pūtė labai stiprus vėjas. Tai iš esmės jiems davė netgi daugiau greičio ir laiko ore. Gal net padidėjo kokiom 5, 6, gal net 7 valandom. Taigi jūroje nusileido tik tai 2 lėktuvai, kiti nusileido ant pilvo pačioj Kinijoje, iki pakelimo takų Kinijoje jie atskristi nespėjo. Vienas lėktuvas nusileido Rusijoje, jis nesudužo. Bet kadangi Rusija turėjo nepuolimo sutartį su Japonija, tai visa įgula buvo internuota. Paskui kažkokiu būdu 43 metais jie pabėgo į Iraną. Tenai susitiko su Britais ir tada jie buvo gražinti į Jungtines valstijas. 8 įgulos komandos narius japonai pagavo, 3 sušaudė iš karto, kiti ilgai negrįžo. Šiaip grįžo labai nedaug. Atsiprašau. Šiaip grįžo pakankamai įsitikinai, pakankamai daug. Doolittle paaukštintas iš karto į generolus, visiems duoti medaliai, apie medalius. Pasirodo, prieš karą buvo įsteigtas toksai medalis kaip taikos medalis tarp Japonijos ir Jungtinių valstijų. Labai nedaug žmonių jų gavo, Jungtinių valstijų žmonių, karių. Bet 5 medaliai buvo prikabinti prie bombų, kurios Doolittle reideriai numetė ant Japonijos. Labai simboliška. Taip reikėtų numesti. Vėjas pūtė į nugarą. Vėjas pūtė į nugarą. Tai aš manau, kad jiem padėjo kamikadzės. Kamikadzė pažodžiui reikštų dieviškasis vėjas. Ir tai neturėtumėm sieti dabar su pilotais, lakūnais, savižudžiais. Nes pirmoji mongolų invazija buvo suplanuota į Japoniją 1274 metais. 40 000 žmonių, 900 laivų, ant krantų jų laukė 10 000 samurajų. Bet pakilo stiprus vėjas, taifūnas ir tą laivyną išdraskė. Ir tada jį pavadina kamikadzė, dieviškasis vėjas. Sudraskė laivyną prieš jam pradedant išsilaipinti. 1281 metais mongolai surinko 140 000 žmonių, 5 000 laivų, japonai surinko 40 000 samurajų, bet vėl pakilo vėjas ir vėl japonų laivyną sudraskė. Tai tas žodis kamikadzė iš tikrųjų yra visai kitą istorinę konotaciją turintis žodis. Dabar aš norėčiau jau į pabaigą, norėčiau jums papasakoti porą anekdotų. Anekdotai tokie. Skrenda lėktuvas, grįžta į lėktuvnešį ir tiltelis, bokštelis klausia. Prisistatykite, kas čia skrendate. Lakūnas sako, o naktis tamsu. Lakūnas sako, atspėk kas. Naktis tamsu. Lėktuvnešis išjungia šviesas ir lėktuvnešis sako, atspėk kur. Nu ir dabar jau visai pabaigai.